Pasidarykime makiažą, kuris gerai atrodys nuotraukose, tai galėsite panaudoti tiek vakarėliuose, tiek prieš fotosesiją, svarbiausia nuotraukos. Būtinai gerai paruošiam veido odą, kad veido oda jau yra paruošta ir mes galim dėti makiažo pagrindą. Šįkart renkuosi Maybelline Super Stay, kuris turi stipresnį pamaskavimą ir šiek tiek matinį užbaigimą. Jeigu visgi uždėjo daug makiažo pagrindų, tai nepagalvokit, kad į paakius reikia taip pat dėti daug maskuoklio, geriau pasirinkti lengvesnę priemonę arba pasirinkti tinkamą atspalvį, kuris tiesiog neutralizuotų jūsų mėlynus arba rudus paakius. Nepagailėkit kontūro, dėl to, kad yra šviesos blykstės, viskas sugeria ryškumą. Ir jeigu pasidarėt kontūravimą ir jis jums atrodo ryškus, tai žinokit, per nuotraukas jis tikrai ryškiai neatrodys. Taip pat aš nelabai mėgstu darytis akių šešėliavimo, pasidarau viską su bronzeriais, sulieju su smilkiniais. Aš žinokit, niekada nepraleidžiu veido centro išsišviesinimo, tai renkuosi kokiais tonų ar 2 tonų šviesesnį maskuoklį ir va šitose zonose išsišviesinam veidą. Matot, naudoju tik vieną kempinėlę. Žinokit, kaip tik radau naujus šepetėlius iš Drogo, kuriuos labai norėjau išbandyti, nes pasirodė tokie gražus, tokie kokie fluffy. Su šituo šepetėliu užsifiksuosim visą veidą. Kas turi riebę, mišrią odą, bus aktualu labai gerai užfiksuoti veido centrą. Tai išsiėmam produkto ir užsifiksuojam, užsipresuojam kaktą, veido centrą prie nosies ir smakrą, kad viskas išsisklaidytų, išsiretušuotų. Čiumpam kitą šepetėlį su sausu bronzeriu. Dar pasiryškinsim veido kontūravimą. Akies linkį paryškinam, per nosį pereinam. O būtinai skaistaliukai. Aš dievinu rausvus spindinčius skaistalus. Kart kitas vaizdas. Tai uždėjus dabar visas sausas priemonės ant veido, kad neatrodytų jis toks keiki, būtinai panaudojam fiksatorių ir padrėkinam veidą, tam, kad visi sausi produktai susigertų ir jų nesimatytų ant veido, kad viskas taip gražiai flawless atrodo, o ne keiki. Antakiams turim kažkokią naujieną, kurios dar nebandžiau ir turi labai įdomų tokį ganėtinai keistą aplikatorių. Nu, pažiūrėkit, rimtai kaip priklijavo, prilaminavo antakius. Išsipiešim plaukelius, pasitankinsim, pasiryškinsim antakius. Su šviesiu šešėliu pasišviesinam akių centrą. Esmė yra veidas ir kažkaip paryškinti akis, o man atrodo, kad pravedimas yra pats geriausias būdas, kaip išryškinti akis, kur pasižymi tik akies kamputį, prašešėliuoju tą patį kamputį ir su pieštuku pratempiam pravedimą. Dar su to pačiu bronzeriu ir to pačiu teptuku, kurį jau naudojom, paryškinam akių kamputį. Efektingas dalykas, išvengiant tų visų akių šešėliavimų, jeigu net nemokat šešėliuoti, geriau prisikliuokit kelis kuokštelius blakstienų, tenka tik kokių 3-4 kuokštelių. Nepamirštam užsidėti bronzerio apačioje. Aš visada rekomenduoju, jeigu klijuojatės blakstienas viršui, pasidažyti apatinės blakstienas, taip akis jūsų iškart atsivers ir pasidarys dar didesnis. Čia radau kažkokią naujieną lūpų balzamą, kuris yra matinis. Svarbiausia yra įrėmintos lūpos. Na ir štai mano galutinis įvaizdis, makiažas baigtas, garbanos ready, galit ir fotosesijai, ir vakarėlį varyti, ir nepamirškit ant pačio galo dar kartą panaudoti fiksatoriaus.